Dirba savo darbus, kas nors nėra. Visada manęs irgi klausia, oi, tu čia prie sienos, jo, aš vakarais einu vakar pasivaikščioti, ten koncertai būna, ten jie, atrakcijos atvažiuoja, ten jie karuose. Jo, kitoje pusėje vakar davė tokį koncertą, kad ten gali, būna netgi, sakė, aš pats nemačiau, netgi ant kranto, ant tos betonkės, pastato kino teatrą. Tai netgi mūsų ten jaunimas, kiti, sakė, eina ant kranto atsisėdo, žiūri filmą, anoj pusėje upės. Nu, tai prasme nėra tokio, kad jie ten Z raidė užsipaišė, tą vėliavą įsikėlė. Keliauja žmonės, va irgi, va, pavyzdžiui, atvažiuoja daug kas į šitą vietą, yra lankytina tokia. Nu, nežinau, čia pritraukė. Nu tai, pritraukė ir vėliava, ir Z-kė. Ne, nu, gaunasi. Ir šiaip, kad Rusija. Daugiau negu 500 metų tai buvo šiaurinis rytų Prūsijos regionas, kuris ribojasi su LDK, Lietuvos ir Lenkijos Respublika, o vėliau su Rusijos imperija, kol netapo Sovietų Sąjungos dalimi. O nuo 1945 metų, nors ir nepilnai, regionas tapo Lietuvos dalimi. Jo dalis liko Kaliningrado srityje, o nauja siena padalindama regioną eina palei Nemuną. Savo laiku čia klestėjo šitas miestelis. Labai klestėjo. Sakau, iki karo. Po karo paskui viskas. Vietinių nebeliko. Jie visi pasitraukė, jos visus išblaškė, vieni žuvo, kiti pasitraukė ir nebegrįžo. Tai čia suvažiavo, visi iš visur, iš bet kur, taip va. O Kaliningrado srity ten dar stipriau. Ten išvis viskas, tai ten vežė visus, kas norit, važiuokit, ten gyvenkit, va, namai. O čia kitur net būdavo, ateidavo žmonės ir rasdavo ant plytos. Dar puodas verda, valgyt, čia viskas paruošta, žmonės greitai griebė ir pasitraukė ir paliko viską. Svečiam, kurie atvažiuoja, žinoma, labai keista, kad čia pat Rusijos siena ir tiems patiems žmonėm, pirmiesiems ukrainiečiams, mes vėlgi nieko neaiškinom, kad čia pat siena, tik padavėm žemėlapį ir paskui viena iš moterų medicinos seselė, tai ta seselė sako, įsivaizduoji, reikėjo atvažiuoti į pasaulio kraštą, kuris yra be galo nuostabus, ir vėl atsidurti šalia Rusijos. Bandai pastatyti, stovi prieš mane 73 metų moteris, močiutė. Ir visą gyvenimą pragyvenu savo namukuose, savo kaime. Ir dabar jinai stovi čia, pas mus. Ir supranti, kad jinai nieko neturi. Mano vaikai, jie baigė ir išvažiavo į Vilnių būdą. Sakė, mes čia negrįšim, nenorim. Tai ir aš taip pat gal aš vis manydavau, kad čia ir pabaigsiu savo dienas ant šio svieto, bet ko gero ne. Man irgi ko gero reiks važiuoti kažkur tai.